Sako, savaitgalis, dvi mergos kalbasi, sako, savaitgalis reikės po parduotuvės pasivaikščiot. Sako, ką, sako, šopingas? Nesako, dabar pinigų nėra, tai žiūringas. Geras. Žiūringas, einu žiūringas, taip. Sako, pleiskanos tai niekas kito kaip ragų drožlės. Geras pastebėjimas. Vienas vyrukas kalba kitam. Sako, tu įsivaizduoji. Mums gimė sūnus. Po 6 dukrų mums gimė galų gale sūnus. Tai sako, nusveikinu, sako, ai ką panašus į tėvelę ar mamytę labiau. O sako, tiesą pasakius, per tą savaitę mes dar į veidą ir nepažiūrėjom. Geras. Kunigas, kuris nusipirko naują kompiuterį ir per nelik daug laiko praleido su juo, maldą baigė taip. Ir te laikina jūs Dievas. Enter. Žadama, lygtai Lietuvoje kalbama apie mokamus kelius. Apie kelių mokestį, bet sakoma, kad Lietuvoje kelių mokami keliai turėtų būti apie 10-20 kartų pigesni nei nemokami. Atsakymas toks, kodėl? Todėl, kad ten nestovės kelių policija. Nemokami keliai. Jo, gerulis. Trumpas toksai. Atėjo pavasaris, laikas susitepti užtrauktuką. Prašau, klausytojas. Dar vienas. Žinot, kaip studentai. Viskas kukliai, viskas ekonomiškai, bet labai myli merginą vieną ir nusprendžia, kaip čia pasipirks gražiau. Galvo, kad nei žiedo pirkt, nei dar kažką, gal net nevažiuot, brangu, nei troleibusas, galvoju, nusiųsiu SMS-ą. Bus fainai taip. Savotiškai. Nusinčia SMS-ą. Labadiena, šitas abonentas norėtų paprašyti, kad jūs tekėtumėte už jo. Atsakymas. Gerbiamasis abonente, jūsų sąskaitoje nepakankamas likutis šitai operacijai. Super. Socialinį tokį gavau anekdotą, žiauriai geras. Žinai, kas yra 90, 60, 90? Amžius ten žmogaus sąskaita. Svoris ten, jo, visokių variantų. O iš tikrųjų tai yra automobilio greitis Vilniuje, važiuojant pro greičio matuoklį. 90, 60, 90. Taip, irgi. Žiauriai laksto visi Vilniuje. Taip, sako, kaip gerai, kad tie žmonės, kurie išmetinėja sargius pro langą, naudoja sargius.